Truputį sustojom. Oi. Oi, kaip čia smagu. Čia tokia va kaip bambukų giraitė. Čia gal sutiksim auksinę antilopę. Tai bambukų giraitė. Nu, labai jau čia. Tikrai aš jums ir sakiau, kad papulsim į pasaką. Čia aišku galima klaidžiot. Gerai, kad būtų kokių sauliukų sukaltų pailsėti žmonėm. Čia kaip parkas nacionalinis. Veidas visas apsivėlė voratinkliais. Lyg tai ne rugsėjis, ne spalis. Noriu prieiti, mačiau ten tolumoje tokį gumbą ant pušies. O jau aš jį dabar matau. Prieisim prie to gumbo. Kai būna gumbas, tas grybas ant beržo, o čia gumbas ant pušies. Ir kaip taip gali būti. Ir ką tai reiškia. Ir jinai tokia, o viršui dar matot kokios pušys. Gražios. Ir štai tas gumbas. Kaip įsivystęs ant pušies išaugęs gumbas. Didžiulis. Labai originalu. Tai va, mėlyje, kokia pasaka. Suksim dabar link šitos pusės. Jau link linijos. Ir žingsniuosim namučių. Nes aš tai kaip aš, bet meškutis pavargo. Jis labai gauruotas ir jam karšta. Reikia greičiau jį vesti į kokią balą, kad jisai vėl atsigaivintų. Dar parodysiu mėlynojas. Yra truputį išlikusių. O koks medis pilnas kerpių. Tokie grybai auga. Iš tikrųjų tai miške ir pailsi. Ir pakvėpuoji grynu oru, patiri relaksą, bet ir jeigu daug toli labai nueini, tai ir pavargsti. Reikia paskui neskubėti ir iš lėto pareiti namo. Štai dabar matau ant beržo tą didžiulį gumbą. Taip įdomiai atrodo tas gumbas, lyg tai kokia koala įsikibus. Tuo miškutį išeisim jau į kokį
palaukę, atsigersi, atsigaivinsi. Čia anksčiau visur buvo daugmaž, visur buvo samanynai, mėlynojai. Čia vyrai paženklyta. Gaila, kad yra paženklyta. Nejaugi ruošiasi kažką iškirsti. Aišku, čia va yra iš tokių galingų eglių. Bet jūs dėja matau apimtos tos ligos. Tai jas aišku reikia šalinti. Kažin kodėl taip tos ligos puola šiuolaikinės tas eglės. Anksčiau lyg tai nebuvo nei girdėti tokių medžių ligų. Bet kiek pamenu vaikystėje, sovietmečiu tai purkšdavo miškus ištisai, skraidydavo vadinami kukurūznikai lėktuvai ir purkšdavo miškus. Tai vadinasi, buvo veiksminga priemonė. Dabar truputį pasikeitė ta tokia priežiūra gamtos. Gal daugiau žiūri natūralumo, kad viskas natūraliai vyktų, mažiau chemijos, stengiasi visur naudot. Miškio kažimės ar nepaklydom, labai jau čia toli tiesiasi ta plynė. Bet aš džiaugiuosi, kad čia jos tiek daug yra. O ima burna išdžiuvo. Kažkaip einant nepagalvojau, kad reikia kokį buteliuką pasiimti atsigert. Nu, bet kelias valandas be vandens tai žmogus gali ištverti. Čia ne savaitė, ne kelios dienos. Nu, dar einu prie gumbo. Bet čia turėjo būti jau kur tai palaukė miškiau. Jau mes čia kažkur tai biskį nučiuožėm į šoną. O koks gumbas. Kaip iš tos pasakos. Koks gumbas ir mėlynė. Taip, dabar meškiau kur mum eiti. Man kažkaip čia viskas truputį apsisuko. Bandysiu čia eiti. Kempus tai bus. Syk išeisiu. Čia matau samanų daug. Samanienojai, kaip čia pasakyti. Tai va čia gal bus ir parodyti jums tų mėlynienojų. Nu, va čia dabar tikra tokia plynė dar senoviška, kur samanynai. Nu, va truputį matosi tų mėlynienojų. Dar jie tik dygsta. Kažkur mačiau daugiau. Gal dar rasiu. Bet kam čia miške prikabinė tų inkilų? Lyg tai čia miške kas nors
perėstos inkiluose. O, žiūrėkit, mėlynėnoji. Dar jie tik dygsta. Man atrodo, einamės teisinga linkme. Meškutė. Kažkur skrenda, gal girdit, keleivinis lėktuvas. Čia virš mūsų yra tokia trasa. Lėktuvų grįžta į Karmėlavą arba išskrenda. Ui. Vaisim link šviesos, matau, kur šviesa. Kur šviesa, ten tiesa. Nu va, mėlyje. Tai baigsiu šitą reportažą apie pasakišką plynę, kurie džiaugiuosi, kad pakolkas yra išlikusi. Iki kitų kartų. Iki, mėlyje. Gražių jums Velykų. Važiuokit antrą Velykų dieną pasivaikščioti po mišką. Iki.